Nu, čia dar va parodysiu, pasidžiaugim. Kartu bus prisiminimui, nes kiekvieną metą vis kitaip būna. Va, tą ką tik persodinau, išgelbėjau, irgi buvo užgožta gvazdiku. Va, mūsų vazonai. Mūsų pačių lipdyti vazonai. Va, šita labai graži. Labai graži smulkų žiedžiukai, tai dar neįsiskleidė. Va, visur. Nebespėjam, čia jau reikia pakeisti tas visas. Va, šitą jau nebetlaika. Pernai pirkta per žiemą išbuvo, va, parišau vargšiukį nulinka. Taip gaila man juos, taip gaila. Nu, gal da išgyvens. Labai daug žiedukų turi. Va, čia dar arbūzai. Nežinau, ko iš čia prisodinęs, į kur iš čia. Čia vėl kažkokie arbūzai, čia sakė melionų, da kažko. Va, čia kažkokius irgi sodin. Va, tas irgi iš po pernai. Va, to šūdas. Šitas šūdas lauko mesim. Nieka gera iš jų. Nebent, sakiau, paimsiu žaliais dažais ir nupurkščiu. Mačiau YouTube'ai taip daro. Tu jas nudžiūvusias purškė. Nu, kas čia dabar? Tai čia įkiša jisai, mačiau, arbūzų davą. Visur prikaiščioje, bet nieko gera iš tų tai nepatinka. Mano rožytė, negaliu atsižiūrėti. Rožytė. Oi. Tuos jau irgi viskas reiks sėklas nurinkti. Visur jau eina. Va, čia naujų prisodina gvazdikų. Va, čia tai mano pasididžiavėms. Čia tai grožis. Ta, kur rodžiau, ten pirkau už kelis eurus. Nu, grožis tiesiog puošmena. Riebumas koksai. Va, čia tai grožis. Pasaka. Taip riebus, taip gražus medis. Juda visas kaip grybas. Oi, koks gražus šitas. Tiesiog nuostabus. O tos va rožės sunkiai irgi žemė kieta. Va, išleido naujus šiemet. Pernai gal mažai prižiūrėję, buvom Lietuvą išvažiavę, tai priežiūras mažai buvo tikriausiai. Čia tos rožės didžiulės 5 metrai, kur auga. Kiniškas tos tokias.